Mėlyjeji, aš esu Egidijus Aleksandravičius, mano misija moderuoti šitos knygos parašytos dviejų nuostabių ir mus nesenai palikusių autorių, Leonido Donskio ir Zigmanto Baumono. Ir tos knygos pavadinimas taip pat nėra koks nors labai šeštadienio popietėj džiuginantis. Takusis blogis. Kalbėti apie blogį, susirinkti taip gausiai, nėra visiškai toks paprastutis uždavinys. Nes jeigu mums būtų labai linksma, mes tikriausiai demonstruotumėm, kad jau patys esam takiojo blogio takioji dalis. Turiu garbę pristatyti du iškilius pašnekovus, kurie ir knygas skaitė, ir šią knygą skaitė, ir kurie su Leonidu Donskiu taip pat buvo artimi pažįstami vienokiose ir kitokiose veiklose. Tai pirmiausiai šalia manęs iš dešinės Arnoldas Pranckevičius, Europos komisijos specialusis atstovas Lietuvoje, taip tikriausiai reikėtų vadinti. Atstovas, nieko specialaus, tik tai Europos komisija, Briuselio šešėlis ir nieko daugiau. Ir profesorius, socialinis teoretikas ir idėjų istorikas, bene labiausiai tinkantis į tą siluetą akademinių žmogaus, kurį Leonidas Donskis paliko. Tai profesorius Gintas Mažeikis. Yra mūsų pokalbėje tam tikra intriga, kuri niekaip nebuvo režisuota, buvo kaip dovana iš dangaus. Stebėkit, mes turim žmogų su patirtimi iš Europos komisijos, Briuselio, Strasbūro, iš eurokratijos pusės. Visos tos patirtis, kurios knygoje ir ne tik šitoje dalyvauja kaip svarbiausioji scena ir viena iš galimo blogio arba galimo gėrio erdvių. Čia yra Arnoldo Pranckevičiaus biogramos ypatumas. Dirbti su tokiais kilniais politikais kaip Buzekas ir matyti daugelį kitų mūsų Europos politinės išminties ar politinės beprotybės atstovų vienoj pusėj, kitoj pusėj Gintas Mažeikis, kuris šiaip, mano galva, bent jau kokių nors labiau maištaujančių sluoksnių feisbukiniuose saituose būtų atpažįstamas kaip didžiausias kritikas, artimas nuoširdžiam anarchizmui ir taip toliau, tas, kuris nieko saldaus gyvenime nėra parašęs. Jūs įsivaizduojat va šitokią opoziciją ir tai yra simboliška, aš tik moderatorius, aš jų nesuorganizavau šičia. Tiesiog leidėjai ir kiti nutarė, kad tie žmonės geriausiai galėtų apkalbinėti knygą per 45 minutes ir po to pasiūsti visą minę nusipirkti. Bet tuo pačiu metu aš turiu pasakyti, kad tai yra pirmas mano dalyvavimas pristatinėjant Leonido Donskio knygą jam nesant. O esu tą daręs jam esant daugelį kartų ir negaliu nuo šito atminčių niekaip pasiplėšti, tai ne mano valia. Tai, žodžiu, šitą turėkime omeny, nes aš irgi šitą knygą perskaičiau ir džiaugiuosi. Taigi, ko gero aš pradėsiu ne nuo Ginto Mažeikio, nes jeigu jis pradėtų savo intelektualinės dekonstrukcijos ir negailestingo apkalbinėjimo kalbą, tai tada Europos komisijos arba Europos vaizduotė turėtų būti tiesiog iš labai smarkiai apšaudomų apkasų būti parodyta. Gal priešingai, gal pradėkim nuo to, kas yra šiandien mūsų viešojo gyvenimo pačiame paviršiuje, ką mes kartais žinom ir netikime, kartais norėtumėm tikėti, bet nežinom, ir ką Leonido Donskio ir Zigmanto Baumono išmintis mums atveria. Tai Arnoldai, jums žodis pirmiausiai. Ačiū profesoriau, sveiki gyvi visiems, Jolanta, labai malonu. Ir tiek daug Leonido Donskio draugų šioje salėje mums visiems tikrai didžiulis jaudulys kalbėti apie knygą žmogaus, kurio nebėra. Ir jo bendražygio ir idėjų bendražygio Zigmanto Baumono bendro kūrinio, kuris irgi visai neseniai išėjo. Na, iš tikrųjų, nors pavadinimas Takusis blogis, kaip profesorius minėjo, nuteikia gana pesimistiškai, tačiau skaitant Leonidą Donskį,
aš visur matau optimizmą. Ir ypatingai ten, kur jisai mini, kad būtent optimizmas yra tai, kas suteikia viltį, kad alternatyva visada egzistuoja viskam. Ir prisimenant jo tikrai dar vieną labai svarbų veikalą Didžioji Europa, jis labai įtikinamai parodo, kad būtent Europa, Europos siela, apie kurią išneka, Europos civilizacija, kultūra, kurią jis be galo myli, iš tikrųjų yra geriausias priešnuodis prieš įvairiausius prieštaravimus, prietarus, baimės ir juodą baltą pasaulį. Ir realiai, kad Europa visada savie buvo alternatyva. Alternatyva karui, alternatyva nevilčiai, alternatyva neapykantai, alternatyva siauram protui, alternatyva sienoms ir alternatyva iš tikrųjų tokiam xenofobiniam žiūrėjimui į save. Taigi, nors aš visiškai pritariu tai diagnozei ir jūs paminėjote, kad šiandien pasaulyje, kuriame egzistuoja ta abejonės kultūra ir iš tikrųjų, toks, kaip paminė abu autoriai, pesimizmo, fatalizmo, baimės kultūra, kur dažnai institucijos ar biurokratija egzistuoja tik dėl savęs. Man rodosi, kad Europa šiandien, ypatingai šiame pasaulyje, kuriame jai iškilusi egzistencinė grėsmė, privalo save iš naujo definuoti, iš naujo aprašyti. Ir čia vėlgi, kaip ir minėjo Leonidas Donskis, Europa visada sunkiausiais periodais rasdavo naują naratyvą, kad Europos naratyvas dažniausiai gimdavo sunkiausiomis akimirkomis. Patys garsiausi Europos autoriai, rašytojai, dailininkai kurdavo įvykus kažkam baisiam. Ar tai būtų didysis maras, ar tai būtų antras pasaulinis karas, ar tai būtų kitos tragedijos. Tad ir šiandien turbūt yra mūsų visų užduotis, kaip piliečių, kaip europiečių, kaip lietuvių, kaip žmonių tikinčių į laisvę, kurie apibūdina Europą, iš esmės kovoti prieš tą takų į blogį, prieš tą neapčiuopiamą, nematomą baimės, melo, neapykantos pasaulį, kurį be galo sunku užčiuopti ir su juo kovoti būtent iš naujo atrandant Europą, iš naujo parašant jos naratyvą. Jeigu leisit, aš vis tiek dar nesisuksiu į kairę, nepaisant visų pomėgių. Ir ilgas klausimas. Leonidas Donskis mirė keliais mėnesiais anksčiau negu Zigmundas Baumanas. Zigmundas Baumanas suspėjo pasakyti, būdamas 90, kad kai aš buvau tokių metų kaip Leonidas Donskis, aš iš vis nieko nebuvau parašęs. Jie išėjo tokio skirtingo amžiaus ir parašė tiek daug, panašiai tiek daug. Žinoma, kas nors, aš bent tikėčiau, kad Leonidas Donskis tik tai ruošiasi parašyti savo didžiuosius veikalus, nepaisant gausaus publikacijų, ar ne? Bet kas juos skyrė, kad jaunystėje Baumanas buvo politikoje ir ne vienareikšmėje. Jeigu mes diskutuotumėm Lenkijoje arba Panevėžyje po spektaklio, kurią medžiagą parašė Zanusi, pamatytumėm, kad tai yra vienas jūsų gimtasis Panevėžys. Matėt spektaklį? Kitaip sakant, Baumano jaunystė, karas ir visa tai, kas nutiko, jį įvėlė į politikos veiksmą prieš tai, kada jis tapo akademiku. Leonido biografijoje yra kažkaip priešingai. Leonidas įžengė į politinį veiksmą, jau patyręs visus įmanomus akademinio pasaulio nuotykius ir pasiekęs tam tikrą išminties brandą. Jūs buvote akivaizdoje, kada jis tampa Europos parlamentaru, nužengė nuo to kartais vidurio rytų Europoje būdingo viešųjų intelektualų kelias, kuris pasakys, politika visad yra beviltiškai juoda ir aš tiesiog nenoriu su tuo brudu susidėti, tada pasislepi intelektualinėme stiklo kalne ir bombarduoja viską aplinkui, pasiaukodamas savo narciziškai vienatvei, podažniai. Dabar šita patirtis, Leonido veiksmo patirtis buvo jūsų, Arnoldai, akyse. Kaip jaučiasi knygoje tai, kad ne tik iš kitų knygų ateina išmintis, bet ir iš patirties bandant, ką nors šitame be galo netobulame pasaulyje padaryti? Tikrai ta patirtis jaučiasi ir manau, ji buvo be galo vertinga. Netgi daugiau
Europos parlamentui, turbūt negu Leonido Donskiui. Leonido Donskio buvimas parlamente buvo didžiulis turtas mums visiems. Ir manau, iš vis šiandien yra tas metas, kai intelektualai, profesoriai, minties atstovai nebeturi komforto tiesiog slėpti šešėlyje ir kritikuoti šono. Reikia šnekėti jau dabar garsiai, nuogai ir atvirai. Ir eiti į atvirą konfrontaciją su kitomis idėjomis. Tad profesorius Donskis buvo vienas iš pirmųjų tikrai, kuris parlamente labai garsiai ir nuogai gynė žmogaus teisės, labai daug dirbo su disidentais tiek Rusijoje, Ukrainoje, tiek kitose valstybėse ir buvo tas sąžinės balsas. Tas sąžinės balsas, šiek tiek tas maištautojas prieš procedūras, prieš biurokratiją, prieš konvencinę politiką ir labai praturtino tą erdvę. Ir kaip minėjote, profesorius Mažeika yra maištautojas, bet Europos parlamente yra daug maištautojų. Tuo jį patikrinsim. Būtent. Ir mano abu vadovai, kuriuos net jie irgi buvo didžiuliai maištautojai. Jerzy Buzekas, Solidarność vienas iš lyderių, kuris tikrai vienas iš Lenkijos demokratijos revoliucijos autorių ir niekados neįtilpdavo į vieną ar kitą stereotipą. Martinas Šulcas, pirmasis Europos parlamento pirmininkas, su kuriuo dirbo 5 metų, kuris nėra baigęs universiteto, netgi nėra baigęs mokyklos, tačiau yra perskaitęs tūkstančius knygų, išėjęs savo universitetą, išmokęs daug kalbų, yra be galo intelektualus, maištingas, užsispyręs žmogus, bet tą užsispyrimą ir maištą būtent naudoja gindamas atviros visuomenės idėjas. Labai ačiū ypač už paskutinę frazę apie tuos, kurie nebaigė universitetus, bet skaitė knygas, nes mes susidurėm su aibė baigusių universitetus, kurie neskaito knygų. Ir aš čia šitoje salėje antrąsyk šiandien pakartosiu, kad tada, kai mūsų akivaizdoje universitetai yra paverčiami mechanikų dirbtuvėm arba chemijos laboratorija ir galvojama, kad tai yra optimizavimas, tai knygų mugė yra vienintelis universitetas Lietuvoje sykiu per metus. Ir iš šitos nesaldžios, viltingos pozicijos aš gręžuosi į profesorių Gintą Mažeikį ir klausiu, ar pakankamai suerzino Europos komisijos vertinimas šitai knygai, apie kurią mes šiandien turim kalbėti? Na, pirmiausia, noriu reaguoti į Arnoldą, pradžioje pasisakusio, po to ir Egidijų. Pirma, mano būtų pastaba, išties knyga, žinote, Takusis blogis rašo apie nėją. Nėja nėra jokios alternatyvos. Ir nėja nuolat yra įvardyjama ir Leonidas ir Zygmuntas Baumanas kalba apie vieną ir panašų dalyką, kad intelektualai, o taip pat ir ES parlamento, o taip pat ir Lietuvos ir neretai ministerijų didieji atstovai ateina ir pasako, esame tokioje keblioje padėtyje, kad nebėra jokios alternatyvos. Autoritetas, garbingas, žymus žmogus tai tvirtina. Ir tai ir vadinasi nėja. Kaip atrodo Takusis blogis? Jis yra nėjos pavidalo. Jis yra determinizmas. Žinote, Leonido nuostabumas ir Zygmundo Baumano, bet Leonidas įvardė tą dalį kaip posūkis į manicheizmą. Manicheizmas, tai, žinote, yra dvi blogio teorijos. Blogis, kuris nėra savarankiškas ir kuris tik tai gėrio stoka. Tai nėra manicheizmas ir Antanas Maceinos laikėsi kaip tik šio požiūrio, kad blogis neturi substancinės reikšmės. Ir yra kita blogio teorija, kurią dabar Leonidas šitoje vietoje nori įvardyti kartu su Zygmundu Baumanu. Tai yra, kad blogis turi tam tikrą pagrindą, kurį galime apčiuopti. Jis nėra vien tik gėrio stoka, o turi savo apibrėžtą pavidalą, metistofelišką ar Bolando. Ir tas pavidalas yra skaičiavimas, suskaičiavimas ir pasakymas, kad nėra jokios alternatyvos. Ir štai ateina, kas nors sako, nėra jokios alternatyvos, turite pasirinkti taip ir taip, nes taip yra protingiausia. Ir čia Leonidas kartu su Baumanu sako, tai yra blogis. Didysis blogis, kuris atėjo pas jūs. Jums sako, jūs nebeturite jokių šansų. Čia ir yra blogis. Dėl kad visada turi šansų. Ir iš čia disidentiškai ir maištaujanti ir Leonido dvasia, netgi Europos parlamente yra nuotraukos, kuris vienas balsuoja prieš visus. Aš kažkada tai atsimenu, esu matęs
žinote, Trečiojo Reicho susirinkimai ir kada yra garsi nuotrauka, visa minia milžiniška palaiko šnekantį Führerį ir vieną aptiko žmogeliukai fotografai, kad šitoje milžiniškoje minioje vienas tipažas nešaukia valio, o sėdi piktas, stovi ir milžiniškoje minioje. Ir aš atsimenu Leonido kai kurias epizodus iš Europos parlamento, kuris vienas pasisako prieš. Todėl, kad ir čia Vytauto Kavolio buvo pamoka, alternatyva turi būti visada, net jeigu mums tai yra nepatinkanti alternatyva. Leonido įkvėptas ir šitų pokalbių aš buvau sukūręs altervencijos puslapį. Tai yra mašina, kuri gamina alternatyvas. Kai nėra alternatyvų, reikia jas sukurti, todėl kad nėja yra šėtono pavidalas, remiantis minėta knyga. Na ir kaip, o dėl Europos parlamento ir Europos institucijų reakcijų, tai galiu sakyti, taip jos visada yra dvireikšmės. Aš ryšiuos pabūti Ginto Mažeikio iliustratorium ir pacituosiu Zigmundą Baumaną iš jo epizodo paskutinėme skyriuje Užmirštų protėvių šešėliai. Nepajėgiau atsispirti pagundai šiek tiek perfrazuoti Viljamo Pito jaunesniojo pasisakymą bendruomenių rūmuose 1783 metų lapkričio 18 dieną. Tik originale vietoj nėjos būta būtinybės. Ir čia citata. Nėja yra bet kokios žmogaus laisvės pažeidimo dingstis. Tai tironų argumentas, vergų tikėjimas. Tai tinka visoms nėjos atmainoms, kad ir kokias normas, tarp jų ir neoliberalios atmainos laisvę, jie iškeltų kaip užpildančias nesamas alternatyvas. Nėja, iliustracija. Bet grįžkime prie knygos, nes tai, ką mes dabar padarėm, savotiškai per biografiją ir didesnę dalim Leonido, nes jis mūsų auditorija artimesnis, Baumano mes taip arti nepažinom, nors knyga kaip tik įrodo, kad taip giminingos sielos, nepaisant amžinybės skirtumų. Knyga yra padaryta kaip, sakykime, klasikinis dialogas, nes mums reikėtų kalbėti apie knygos sandarą. Tie, kurie yra bandę rašyti, kelių autorių, derinti kokias nors nuomonės, žinotų, kaip tai yra sudėtinga, šičia yra pakankamai skaidru. Ar mes galim matyti šito dialogo kažkokias savybės, kaip atsiskleidžia Leonido filosofavimo ir pasaulėžiūros kontūrai, ar filosofavimo būdai ir pasaulėžiūros kontūrai. Ir kaip tai atliepia Zigmundo Baumano išmintis. Išgyvenus taip ilgai ir mačius beveik visas 20-ojo amžiaus baisybės savosiomis akimis. Sakyčiau, vienas dalykas, kuris mano manymu jungia dvi Leonido ir Baumano knygas, Moralinis aklumas ir Takusis blogis, tai sakyčiau, preciziškas ir nuosaikus požiūris įvardinsiu į Ketmaną, apie kurį jau yra rašęs Česlovas Milošas. Česlovas Milošas yra pastebėjęs, Ketmanas, tai žinote, Česlovas Milošas Leonidas vadino tokią tragišką arba dviveidę, jeigu norite, ar sukomponuotą totalitarizmo patirtį. Tai nėra visai disidentiška patirtis, bet tai yra, kad Aleksandras Štromanas tai vadino konformistišką kitamanystę, arba kitamanystę tarp regimųjų konformistų, tie, kurie turi tam tikrą dialogą ir turi tam tikrą savo istoriją, ir disidentiškumas kyla iš šito skilimo, kada, tarkime, pats Aleksandras Štromas ar kiti yra įtraukiami sovietinę nomenklatūrinę ar komunistinę aplinką ir po to aptinka šitą trauminį skilimą ir tas trauminis skilimas nebeleidžia žmogui vienareikšmiškai visų kitų teisti ir vertinti. Tai nebėra tikratikių teismas, kada tikratikis žmogus, kuris tikrai žino tiesą, ideologinis doktrinierius, bet nebūtinai blogąja prasme, bet jis jau mano, kad žino
tiesą ir prasmę ir tada imasi teisti kitus. Tiksliųjų mokslų tarpe šitos dalykus galime padaryti, kur tie deterministiniai skaičiavimai yra galimi. Tačiau dvasios pasaulyje, kur yra ta stoikiška vertikalė moralinio pasirinkimo, atsakomybės įsilavinimo, toks tiesmukas sprendimas retai kada yra galimas. Ir Leonidas šitą jautrumą, didžiulį dvasinį jautrumą nuolatos savyje puoselėjo, neleisdamas savo tiesmukiškai spręsti apie kitus žmonės, ir tuo jis rėmėsi tam tikrą savo gyvenimo istoriją, o Baumanas atranda savo gyvenimo istoriją ir kas juos atveda tyrinėti štai šitą knygą. Ir tai, aš manau, juos abu suartino būtent moralinis jautrumas, moralinio jautrumo tema. Nagrinėdami moralinį jautrumą, abu jie pasiūlo tam tikrus atneša pasiūlymus. Vienas, Leonido pasiūlymas, tai, ką jis kalba apie kultūrų krizes, ankstyvasis laikotarpis, ir apie moralinę vaizduotę, taip pat ir genijų laikyseną, didžioji Europa, moralinę vaizduotę, kuri yra jo indėlis. Jis nagrinėja didžiasias utopijas, didžiasias ideologijas, o taip pat jų griūtį 20 amžiuje, per daug nesigilinęs iki to laiko į tą industrinį takumą. Zygmundas Baumanas pasiūlo truputį kitą perspektyvą, kuria keliauja iš takiosios modernybės supratimo. Iš tos takiosios modernybės, kuri visas suplaka į vieną horizontalę tėkmę, į tą vadinamą adiaforizaciją arba drungnumą, aš taip sakau. Viskas tampa drungna. Ir šioje košėje sunku bet skirti, kas yra gėris, o kas yra blogis. Jie susiplaka į vieną krūvą ir tai formuoja žmonių laikyseną. Tai viena vertus paslėpia minias, kurios gali sukilti prieš sovietinį režimą, o kita vertus ir suformuoja blogasis intencijas. Ir tai, žinoma, Zygmundas daro sociologiniu žvilgsniu. Tai šioje perspektyvoje atsiveria didžiuliai plotai sociologiniams tyrimams. Ir tai yra pagrindas moralinės vaizduotės tyrinėjimai, banaliojo blogio tyrinėjimai ir iškiliosios moralinės vaizduotės ir Europos krizės tyrinėjimai, sukūrė jiems prielaidą diskutuoti. O iššūkis, kurį jį randa šitoje knygoje, tai kokiu būdu gimsta, kaip jau minėjau, takusis blogis ir kaip jie apčiuopia įvairūs mąstytojai ir kodėl didžioji niekšybė, aš jau čia taip pavadinsiu, arba didysis blogis, išnyksta. Leonidas sako, nebėra tų didžiųjų Mefistofelių ir Volandų, jų nebereikia. Anksčiau tai buvo lengva pasakyti, štai šitas yra didysis blogis ir mes prieš jį kovosime. O dabar jis yra impregnuotas, integruotas į tėkmes. Ir Leonidą taip pat sudomina ir intelektualai, kuriuos ilgą laiką ir Leonidas aukštino ir kvietė atstovauti žmonių kultūrą, aukštąją kultūrą. Jie abu, ir Zygmundas, ir Leonidas, atranda, neretai intelektualai ir yra tie išdavikai arba tie veikėjai, kurie sumenkina žmonės iki takio blogio. Tai yra, būtent intelektualas užima didžiojo populisto vaidmenį ir intelektualas, didysis populistas, paverčia vietoj to, kad prikeltų minią, žinot, kviečiu aš tautą, kaip Bernardas Brazdžionis, ar ne, galime pakilti ir daryti, bet dabartinis intelektualas vietoj šito jis gali tą patį veiksmą padaryti populizmui. Ir tada intelektualo vardu įsitvirtina populizmas, kurį mes stebime Europoje, ir šita knyga kaip tik iš šito populizmo įsitvirtinimą ir yra atgręžta. Pabandysiu suformuluoti tezę, kuri būtų patogesnė dešinėje pusė mūsų stalo. Atrodo, kad ypač Leonidui knieti lemtis tos Europos, kuriai mes iš tikrųjų priklausom. Ta Europa yra vidurio rytų Europa arba naujoji Europa Europos Sąjungoje. Jis junta skirtumus vakarų europiečių žiūrėjimo į tai, kas dar
Leonido mėgstama frazė neseniai buvo vadinama ubileonės, ten tokie liūtai gyvena, ten tarp Drakulos ir Lokio maždaug. Vakarų vaizduotėje aiškiai taryba matėsi. Dabar šita Europa, šita vidurio rytų Europa, Česlovo Milošo įsvajota žemė, pilna pasakų, jautrumo, emocijos ir taip toliau. Ir be abejonės Baumanas gyvendamas Anglijoje, sakykime, bet jis išsineša šito žemės patirtį, nes jis irgi iš čia yra. Ir, sakau, Leonido knygoje daugiau, Leonido pasisakymuose, jo tekstuose daugiau, Baumano šiek tiek mažiau. Bet nuolat yra tas rūpinimasis šitos Europos tapatumu ir susigalbėjimu su senosios ar vakarų Europos, senosios Europos Sąjungos dalies tapatumu. Tezė, kurią ne tik čia, bet ir paskutiniuose straipsniuose Leonido buvo galima perskaityti, kad staiga apsičiupinėta, kad kai mes 90-ųjų išvakarėse įsivaizdavom grįžtą į normalybę, grįžtą į Europą, grįžtą į tą šeimą, mes turėjome iš tikrųjų įsivaizduotą Europos siluetą ir portretą. Įsivaizduotą. 25 metam praėjus ir stebint, kas darosi su Vengrija, su Orbano aplinkom, su Lenkija ir Pravo i Sprawiedliwość elgsenomis, toks jausmas, kad tai yra kažkoks atsigręžimas, kažkoks tarsi kerštas tam, kad mes eidami į Europą 90-ais įsivaizdavom ją tokią, kokios niekada nebuvo. Ir atvirkščiai iš Baumano mąstysenos atplaukia įvaizdis, kad ir vakarai dėja turėjo tam tikrą patogumą įsivaizduoti nelemtą Sovietų sąjungą kaip kažkokią alternatyvą kapitalistiniams vakarams, įsivaizduoti Sartrui ar kitiems mąstytojams patrauklę vietą ir tada, kaip Leonidas nuolat kartodavo, Kunderos, ta nepaprasta būties lengvybė herojaus akimis pasijusti, kad čia yra kažkas neaiškaus, visiškai neaiškaus. Kada mūsų vidurio Europos tapatumą ir savigarbą traiško rusų tankai, tenai Lotynų kvartale protestuoja prieš vietinę valdžią, raudonom vėliavom ir marksistiniais šūkiais pasidavinusi jaunuomenė. Ir kad visa tai vis dar tebėra. Vienų lūkesčiai ir po to sekia nusivylimai. Ir naujieji lūkesčiai, kurie taip pat atrodo nepalieka jokios alternatyvos. Aš įsivaizduoju, kad šitas aspektas yra pačiam patogiau, nes būtent ir šalia Buzeko, Europos parlamente ir visur kitur, nuolat matėsi ir be specialių tyrimų ėjo matyti skirtumai praktinėje politikoje ir tada Leonido įžvalgose. Be jokios abejonės, tiek Jerzy Buzekas, tiek Leonidas Donskis buvo tie žmonės, kurie visą savo esybę bandė sugriauti tuos mentalinius, kaip sakyti, mentalinės sienas tarp rytų ir vakarų Europos, tarp mūsų istorinių patirčių ir be galo dėl to išgyveno. Ir tas labai giliai jaučiama ir knygų, ir kaip paminėjote, tame dialogė, kuris yra be galo gražus, labai įdomus žanras, man šiek tiek priminė ir be pykčio laidas, kur tikrai įsijauti ir jauti, kad tie du autoriai kalbasi tarpusavėje, tu esi tik tai žiūrovas ir dalyvauji tame pokalbėje, tikrai be galo jautriai parašyta knyga, bet iš tikrųjų, ypatingai žiūrint į Leonido Donskio Europos matymą ir kitose knygose, šiek tiek tokį idealistinį matymą, kur sugebėta istorijoje tiek peržengti įvairius nacionalistiškus ar istorinius skirtumus tarp vokiečių, prancūzų, ar tarp olandų ir vokiečių, ar tarp ispanų ir britų ir panašiai, ir sugebėjimas, kaip jis minėjo, vienam europiečiui tapti kitu ir kitam europiečiui tapti tavimi, ar ne? Tai ta tokia amžina tokia pastanga suprasti vieni kitus, kurios jis siekia ir kuri dėja labai dramatiškai turbūt išsprogo Rusijos-Ukrainos konflikto akivaizdoj, kur tarp kitko knygoje irgi profesorius Donskis skiria tam dėmesio ir čia labai aktualizuoja irgi tą takio blogio fenomeną, ypatingai per, šiuo atveju Putino Rusijos tą manipuliaciją viešosios nuomonės ar instrumentalizavimą minčių, informacijos, ištrinimą
kaip minėjote, tos ribos tarp tiesos ir melo ir pasiėjimą totalios abejonės, kur niekas nebėra tikra ir visi vieni kitais nepasitikė. Tai žiūrint į pastangą tiek Baumano, tiek Donskio yra būtent pastanga tą pasitikėjimą didinti ir ieškoti tos Europos sielos, nors galbūt jos niekados ir nesurasime. Bet kitaip iš tikrųjų, na, kaip ir minėjom, alternatyva tikrai yra ir nėra tokia šviesi. Turbūt nėra jokios kitos alternatyvos, geriausias atsakas yra profesoriaus Aleksandravičiaus knyga, kuri vadinasi Viskas įmanoma. Tai iš tikrųjų, kaip profesorius minėjo, tai yra visiškas atsitiktinumas pavadinimas, tačiau yra labai tinkamas šiandieniniai diskusijai, kad iš tikrųjų bet kokiam determinizmui, fatalizmui ar bandymui mus įbauginti, kad kito pasaulio nėra, mes visada galim pasakyti, viskas įmanoma. Ir tą, manau, visada sakė tiek Leonidas Donskis, tiek ir Zygmuntas Baumanas. Tai tikrai reikia tik sutvirtinti, kai kalba apie atakų į blogį šitie autoriai arba kalba apie Nėją, tai jie kritiškai kalba į tuos, kurie pasiduoda fatalizmui, kad nėra jokios alternatyvos ir nuo mūsų jau beveik niekas nebepriklauso ir mums jau bent kiekvienam atskirai tartum ir nebeduota ką nors reikšti. Tai žinoma, knyga visiškai kita intencija parašyta. Kaip tik tas langas tartum matosi. Bet aš bandyčiau gilinti dabar mūsų pokalbį ir eičiau tiesiai prie to blogio. To blogio. Nes tas netakusis, o kietasis blogis atrodytų visiškai vadovėlinis. Eina suprasti, ką reiškia totalitarizmą, eina suprasti, ką reiškia tas blogis, kuris ideologijomis paremtas galėjo milijonus ir dešimtis milijonų žmonių pakišti po velėną, ypatingai mūsų kraujo žemėse, tarp Hitlerio ir Stalino, tarp vieno totalitarizmo ir kito totalitarizmo. Tas blogis buvo visiškai akivaizdus, nepaisant, kad ir stalininis blogis, ir hitlerinis blogis turėjo tiek daug oficialių propagandos nupudruotų veidų, kad čia viskas dėl mūsų bendro gėrio. Čia taip kaip biurokratinėse sistemose, kurios sakytų, čia viskas jūsų saugumo labui, žmonės. Viskas dėl jūsų. Tai prasideda blogis, kuris nėra niekaip lengvai atpažįstamas, ar ne? Žodžiu, aš sakyčiau, kad mums reikėtų gilintis į šitą mąstymo tradiciją. Mano galva, abudu autoriai truputėlį vengia kartoti Hanos Arendt įžvalgas, nepaisant, kad jie aiškiai pripažįsta, kad po Eichmannas Jeruzalėje arba tyrinėjimai apie blogio šaknis, būtent Hannah Arendt yra ta, kuri galbūt anksčiausiai pradėjo panašų kalbėjimą. Galbūt Hannah Arendt dabar kai kuriuose vakarų, ypač vokiečių akademiniuose sluoksniuose nebėra jau tokia ir labai košerna autorė, bet čia man sąšaukos tai yra akivaizdžios. Ar galėtumei, Gintai, truputėlį pagilinti mums supratimą šios knygos referencijų dėka į tradiciją ir to takiojo blogio arba to takusis, žinot, mes irgi, Baumanas būtų labai griežtas žodžio priaunų šlifuotojas, nes knyga parašyta angliškai, mes galim tik nuspėti, kaip anglų kalba skaitantieji ir skirtingose Europos ar pasaulio dalyse skaitantieji pagautų, apie ką čia mes iš tikrųjų skaitom. Bet kai mes verčiam likit, pastebėkit, kiek mes turim jo variantų ir aiškinimų. Ar takusis, ar tasusis, ar tirpstantis, ar impregnuotas. Ir tai tada vieno žodžio nebeužtenka. Bet man vis tiek norėtųsi filosofo komentaro, kaip jam pavyko tą suprasti. Na taip, iš ties blogio aiškinimo tradicija yra labai didelė ir įvairios tradicijos, pavyzdžiui, bažnytinės, daugiskaitą vartoju, krikščioniškai, islamo ar mažiau budizmo, įvairios kitos, judaizmo reikėtų skirti, įvairios ne tik monoteistinės, bet ir kitokios religijos išskiria blogį ir jį diskutuoja. Ir dažniausiai ta diskusija pasirodydavo arba, kaip jau minėjau, blogis pats savaime neegzistuoja, tai yra gėrio stoka ir milžiniška tradicija. Ir kitas blogis pats savaime egzistuoja, bet tada kas tai yra. Ir bandymai atsakyti įvairiais pavidalais. Tačiau po Hanos Arendt, ypatingai po antro pasaulinio karo, ir vadinasi Hannah Arendt ir kiti, pradeda diskutuoti truputį kitaip blogio temą, jie ją sociologizuoja, blogis pasirodo nebe demoniškų pavidalų,
bet bandoma jį apibrėžti sociologiškai ar antropologiškai, aptikti jo tokius bruožus, pavadinkime, hegemonijas arba viešpatavimus, kurie įkūnyti į kasdienybę ir yra kasdienybės pavidaluose. Ir vienas iš dalykų, kurį Hannah Arendt aptinka, tai vadinamasi, taip jį įvardija, blogio banalumas. Įdomu, kad kalbėdama apie totalitarizmą vienoje knygoje, ji dar kalba apie didįjį blogį ir po to jau šnekėdama apie Eichmanną Jeruzalėje, kurį čia Leonidas taip pat prisimena šioje knygoje, takusis blogis, ir taip pat turi omeny, kad tai yra tam tikras biurokratinis atstovavimas. Aš nesu atsakingas, kadangi yra tokie įstatymai. Aš nesu atsakingas, kadangi man taip liepta ir aš sąžiningai, nepaprastai sąžiningai ginu savo valstybės ir savo šalies vadovo interesus. Tai šitas žvilgsnis Hannah Arendt atkreipė dėmesį ir yra banaliojo blogio bruožai, kada tu savo asmeninę atsakomybę arba savo sąžinę sutapatini, Hannah Arendt sako, su Führerio valia. Ir kai sutapatini su Führerio valia ir administraciniais įstatymais, tai tada pašalinė atsakomybė. Ir vienas iš blogio bruožų yra neatsakingumas. Jis neatsakingas yra todėl, kad yra įstatymai. Antras, jis nėra atsakingas todėl, kad toks yra determinizmas. Ir trečias, jis nėra atsakingas todėl, kad jį, žinot, suklaidino propaganda ir suviliojo propaganda arba piaras. Tai mes tada tokiu atveju visai esame nebeatsakingi, nei už ką nereikia atsakyti. Labai patogu, mumis manipuliuoja televizija, klaidina, kokia čia nesąmonė šneka žurnalistai ir jie kalti. Antras dalykas, nėra pinigų, tokios aplinkybės, determinizmas, jie yra kalti. Ir trečias dalykas, vis dėlto aš noriu vykdyti visur ir visados įstatymas, nes yra tokia tvarka. Ir todėl aš nesu atsakingas už šitų įstatymų būklę. Tai priešingybė tam yra disidentai, kurie ne visada laikosi įstatymų, o sugeba iškelti savo sąžinę ir moralę aukščiau įstatymo ir tik todėl gali, pavyzdžiui, neigti totalitarizmą, sovietinį režimą. Ir Andrejaus Sacharovo pavyzdys čia yra labai ryškus ir Leonidas nuolat jį nurodo. Andrejaus Sacharovo, pasižiūrėkite į jo traumatinį savęs atradimą, sukilimą ir gebėjimą peržengti normas teisiniu ir viršteisiniu būdu. Viršteisinis, kada tu prisiėmė atsakomybę, tu darai ne taip, kaip liepia įstatymas, tave už tai persekioja ir tu esi baudžiamas, bet tu neši su savimi savo dvasią ir kenti taip, kaip, pavyzdžiui, kentėjo Svarinskas ar kiti iki sąjūdžio aktyvistai, todėl, kad jie iškelia sąžinės balsą aukščiau nei šie dalykai. Bet atkreipkite dėmesį, kai žmogus nebesutampa su determinizmu, kai jis nesutampa su PR arba propaganda ar manipuliacija, kai jis nebesutampa su administraciniu valdymu ir poreikiais, kas tada su juo atsitinka ir kuo jis gali būti. Ir čia atsakymas yra dvejopas. Jis gali būti ir didysis gėris, jis gali būti ir didysis blogis, nes jis neseka kartu su mumis ir daro skirtingus veiksmus. Bet Leonidas sako tokį dalyką. Tada mes dar galime atskirti tikrojo blogio veidą, matyti. Tai mes tada galime pasirinkti, nes turi veidą. O beveidis blogis, jis yra neatpažįstamas. Štai kur yra intelektualo, viešo intelektualo misija ir kritikuoti šitą blogį. Aš pridurčiau prieš paduodamas mikrofoną, baumaniška įžvalga būtų ko gero dar labiau bombarduojanti, nes tas takusis blogis, tas mažiau veidų turintis blogis tiesiog yra visuose mumyse. Mumyse yra blogio ir mums yra duota valia kaip nors su juo rungtis. Nebūtinai pereinant į kokį manichėjišką susidvejinusio gyvenimo, o iš posovietinės, iš po komunistinės erdvės išėję mes visi išmokom paralelinių gyvenimų, teisingai diktuoti diktantus, atsakinėti testus ir gyventi taip, kaip mus išmokė tikrovė, nes jinai yra negailestinga. Ir šitas atstumas tarp vienos paralelinės tikrovės ir kitos paralelinės tikrovės, tas atstumas mus visus įkalina kažkaip, žinoma, neidealizuojant vakarietiškų įpročių, nes ten paralelumas taip pat jau kažkoks atsiranda. Ir iš čia klausimas, ar tais laikais, kada prabylama viešai, jog
Aš čia cituosiu mano mėgstamą Peterį Pomerancevą su jo Nothing is truth and everything is possible. Niekas nėra tiesa, viskas yra įmanoma. Tai, kas yra postpolitika, postfaktinė kažkokia tai būsena, kas leidžia Trumpui būti Amerikos prezidentu, kas reiškia, leidžia galvoti, kad Twitteris pakeičia mąstymą. Visos tos būsenos. Ar yra įmanoma politika šitokioje akivaizdoje ir ar gali padėti būti dar vis politikai tradicinė prasme, bent jau tiems, kurie skaito Leonidą Donskį ir Zygmuntą Baumaną? Šiandien kaip niekad trūksta politikos politikoje, idėjų politikoje, bet šiandien kaip niekad jos reikia. Tiek stiprios politikos, tiek stiprių idėjų. Ir visiškai pritariu profesoriui Mažeikiui, kad iš tikrųjų vienas geriausių būdų kovoti su tuo takiuoju, neapčiuopiamu, nematomu blogiu, tai yra būtent visuomenės atsparumas, visuomenės kritinis mąstymas ir iš tikrųjų visuomenės sugebėjimas jausti atsakomybę. Tos atsakomybės nejautimas yra tiek individualus, tiek ir kolektyvinis. Ir kartu įvairiuose visuomenės sluoksniuose, įskaitant žiniasklaidą, kuri dažnai irgi tą atsakomybę užmeta kitiems. Ir turbūt šis pasaulis arba šit alternatyvių faktų realybė, kaip minėjote, abejonės realybė ir atsakomybės stoka ir iš esmės ir pagimdė tiek Brexito fenomeną, tiek ir Jungtinių valstijų prezidento rinkimų baigtį. Jau ši banga šiemet iš anglosaksiškos pasaulio rytasi į Europą, į Vokietiją, Prancūziją ir Olandiją. Ir kyla klausimas, ar tikrai tos visuomenės, kurios kūrė Europos Sąjungą, kurios iš tikrųjų buvo to postmodernaus darinio kūrėjai, ar atsilaikys prieš šitą abejonės kultūrą. Ar bus pakankamai atsparumo visuomenėms, iš tikrųjų pamatyti tikrus faktus, atskirti juos nuo melagingų, ar bus pakankamai kritinio žvilgsnio, ar bus pakankamai spaudimo politikams pasakyti jų tikrasias idėjas ir jų tikros pasiūlymus. Tas testas be galo svarbus, be galo gyvybiškai reikšmingas pačiam europiniam projektui, Vokietijai, Prancūzijai ir Olandijai. Tad bus matyti, bet taip, tai yra fundamentalūs pokyčiai. Ir ypatingai šiandien, kai niekas nebeturi monopolio, tai yra gerai, kai niekas neturi monopolio nei politikos, nei žiniasklaidos, nei valdžios, nei jėgos. Tačiau su socialinė medija, kuri tarp kitko irgi gana įdomiai, apie kurią diskutuojama knygoje, ir to privatumo nebuvimo, visų žmonių išėjimo ir apsinuoginimo prieš kitus socialinėje erdvėje, tai, ką mes manėme, kad įgalins žmonės, įgalins visuomenę būti stipresnė, socialinė medija, socialiniai tinklai, bandymas ir galimybė komunikuoti visiems, iš tikrųjų turi dažnai, ypatingai vakarų visuomenėse, bulinį efektą. Žmonės užsidaro savyje, pavargsta nuo informacijos, atsiriboja nuo minčių, netgi tampa dar mažiau skaitantis ir dar mažiau gilintis savo intelektą ir, kaip minėjote, nebesijaučiantis atsakingi už nieką. Tai yra be galo pavojinga realybė. Aš turiu vieną juodą darbą, kurį turiu daryti visas 45 ar 8 minutės, tai stebėti laikrodį, net jeigu man ir užsimiršta. Bet vis tiek kelias minutės aš dar gundyčiau mus pakalbėti, palietus autorių biogramas, palietus esminės idėjinės filosofinės nuostatas, kurios ir sudaro knygos esmę, bet taip pat kalbėti ir apie kalbėjimo būdą. Mano galva, mes čia truputėlį perlenktumėm lazdą, pristatydami Donskį ir Baumaną kaip kažkokį monolitą. Mes tada sakytumėm, tai kai du vienodi, tai koks čia dialogas? Ką čia ginčas, įtampų nebėra, čia net neįdomu. Ir man atrodo, kad būtent kalbėjimo būdas yra stipriai skirtingas. Leonidas yra visiškai unikaliai greitas, skaitydamas klasikinius grožinės literatūros, klasikinius ir naujesnius grožinės literatūros tekstus, bei pridurdamas kinematografo bei teatro kalbą. Baumanas yra daugiau tokios tradicinės
socialinių teorijų akademinės manieros pusėje, referencijos į kitus akademinius veikalus, tačiau taip pat nuolat stebint mūsų gyvenimo paviršiuje išnyrančias kažkieno interviu, kažkieno atpažinimą ir nuo to užsikabina jojo argumentavimo būdas. Bet kuriuo atveju ir vienas ir kitas kelias yra, einantis savotiškai priešais tradicinę akademinę filosofavimo manierą. Ar galėtume į šitą dar pakomentuoti, Gintai, kol jūs neišvysite? Porą žodžių, žinoma, jau paminėjai esmingus dalykus. Leonidas buvo labai tarpdiscipliniškas. Zigmundas šiuo atveju buvo labiau sociologiškas, bet linkęs į sociologijos teoriją plačiaja prasme. Ir būtent šitas polinkis į teoriją plačiaja prasme leido jiems susikalbėti tam tikroje filosofijos ir tarpdiscipliniškumo plotmėje. Tačiau, kas man įdomu, kad optimistiškai bent kiek galėčiau ką nors pasakyti, ne vien tik tai apie blogį ir sukilimą, ir šioje knygoje mes rasime Leonido nuolatinį raginimą, tai, ką jau Arnoldas pradžioje buvo užsiminęs apie Didžiąją Europą. Didžioji Europa yra pagrįsta genijų nuostabiausiais kūriniais, remiasi didžiadvasiškumu ir nuostabiausia poezija ir literatūra, į kurią, kaip į Europą vienijantį faktorių, nuolatos apeliuoja Leonidas, pasisakydamas prieš visą šitą populizmą, kuris ir atitinkamai populistinį nacionalizmą, kuris laipsniškai ardo Europos kūną. Jis šiuo atveju Leonidas yra didžiosios Europos, gražiosios Europos fanas. O Zigmundas, jis ieško kitokių Europą vienijančių dalykų, kurie yra integralūs, pavadinčiau, horizontaliame, integraliame lygyje, kurie galėtų spręsti ir mums diskutuoti, kodėl šie populistai yra populiarūs ir kaip mums su jais kalbėti, nes kai mes kreipiamės į žmonės, į didžiulės auditorijas, elito genijų kalba, tai ateina Trumpai ir nugali. Ir čia mums Zigmundo Baumano patarimai neabejotinai yra svarbus. Visiškai pritariu ir tikrai ypatingai svarbi yra komunikacija. Ir ypatingai svarbu neužsidaryti savyje ir kalbėtis su visa visuomenė. Ir dėl to šis renginys, kaip Vilniaus knygų mugė, yra toksai įspūdingas, nes jisai iš tikrųjų eina per visas visuomenės grandis, sluoksnius, įvairiausių amžiaus žmonės susirenka čia. Ir tai yra būtent ta diskusija ir tas priešnuodis ir prieš tamsų protą, ir prieš siaurą galvą, ir prieš neapykantos baimės ir pagiežos mintis. Ir čia tikrai vėlgi verta prisiminti Leonido Donskio Europos sielos idėją, kuri visada jam buvo būties triumfas prieš nebūtį. Atmintis prieš užmarštį ir gyvybė prieš mirtį. Ir jeigu vien šie trys dalykai mus lydės kiekvieną dieną ir stiprins mus kaip žmonės ir mūsų atsparumą prieš tiek takųjį minkštai, tiek ir prieš kietai blogį, būsime turbūt geresni žmonės ir mūsų valstybė bus stipresnė. Labai ačiū, aš turiu atsikelti ir ateiti prie žmonių, kadangi vien pro formą vis tiek dar keletą klausimų mes galėsim apsvarstyti, o Arnoldo Pranckevičiaus žodžiai savotiškai atidirba ir moderatoriaus darbą, apibendrinančiai mūsų pokalbį. Bet kuriuo atveju aš tikiu, kad tokios knygos kaip Leonido Donskio ir patirtis, kurias jis patyrė, leidžia tikėti, kad tarp politikos ir mūsų išminties vis dar įmanomi tiltai. Ir didesnė dalim knygos yra tiltai. Retai Twitteris. O pasirinkimas toksai. Vieną kitą klausimą, žinant, kad tenai stovi prižiūrėtojai su vėzdais ir mus. Jūs tai galit neišeiti, bet mus tai tikrai išvaro. Taip, kas norėtumėt paklausti, ar sureaguoti, nes knyga jau beveik mėnesį išleista ir tikriausiai yra ir be mūsų vienas kitas, kuris jau spėjo paskaityti. Sveiki, Vladas Olenkinas. Mano klausimas būtų, kaip jūs manote, kad šiuolaikinėse technologijose būtent koks būtų instrumentas
įnešti tą kitą naratyvą, būtent tą gilesnę diskusiją susijusią su tokio blogio egzistavimu, nes pačių tų instrumentų regis yra trūkumas, klasikiniai instrumentai kaip knygos nebūtinai pasiekia visą tą masinį visuomenę ir kad galbūt reikėtų kažkokių kitų formų. Na, Egidijus jau užsiminė, yra toks dalykas kaip laipsniškų universitetų plačiai prasme mirtis Lietuvoje ir kita vertus kaip jų prisikėlimas. Yra kaip tam tikri forumai, kuriuose mes galime aktyviai diskutuoti dalykus, kurie priverstų ar paskatintų auditoriją, aš tai vadinu, perskaityti knygą. Nepasilikti feisbukinėme lygmenyje komentaro arba nepasilikti tiesiog komentaro lygmenyje. Komentaras, aš manyčiau, apie 2000 metus viešasis komentaras, kada atsirado bloginė sistema ir kada buvo atrastos technologijos, kad visa publika gali dalyvauti komentuoja, mums pasirodė pirmasis dienas kaip didysis gėris. Vėliau būtent per šitas skylės įsiveržė, pavadinčiau, tamsieji visi skysčiai, kurie pradėjo ardyti pačią visuomenę. Ir šiandien mes jau pastebėjome, ir aš ne vienoje diskusijoje pastebėjau, kad kai diskutuojame ką nors, knygos būna neperskaitytos. Ir aš pradėjau galvoti apie tai, kaip padaryti, kad mūsų diskusija įveiktų šitą feisbukinio komentaro lygį. Feisbukinis komentaras ar dar baisiau būtų twitteriškas, trumpesnis, ten kur kaip tik Donaldas Trumpas mėgsta reikštis. Tai kaip šitą sluoksnį, šitą technologinį laimėjimą įveikti. Tai šitoje vietoje aš matau vieną iš galimų sprendimų ir tai reiškia, kad universitetas turi būti tarp mūsų, tam, kad mes paskatintume, pavyzdžiui, Leonido Donskio ar Zigmundo Baumano atveju, ne tik svarstyti šitas knygas, bet paimti knygą nuo pirmo iki paskutinio puslapio ir perskaityti. Blogas skaitimas per prievartą ir aš tikrai nepulsiu jūsų įtikinėti. Mums reikia tiesiog dėkoti mūsų svečiams ir pašnekovams, kurie padėjo mums atverti knygų vartus. Dėkoti jums, kad susirinkot, linkėti gero savaitgalio ir nesibaigiančios intelektualinės minties šventės knygų.